Parodykite arba pasakykite, kaip užrakinamas ir atrakinamas vairo užraktas. Tai dabar papasakosiu, kaip užrakinamas vairo užraktas, jeigu automobilis yra su užvedimo rakteliu. Tai paprasčiausiai reikėtų išsitraukti raktelį, jeigu variklis yra dirbantis, aišku, jį pirmiausia užgesinam. Ir ištraukus raktelį, bandom pasukti vairą vieną ar kitą pusę ir automatiškai vairas susirakins, pasigirs netgi trakštelėjimas, kai vairo užraktas užsirakina ir vairo pasukti daugiau nebeina. Tai tokiu atveju vairas yra užsirakinęs ir jeigu norim jį atrakinti, tai įsistatom atgal raktelį užvedimo spynelę ir bandom vesti automobilį. Jeigu vedasi, reiškia viskas tvarkoja, vairo užraktas iš karto atsirakina. Jeigu vairas yra įsitempęs, vairo užraktas neleis pasukti raktelio, tai reiškia reikės judinant vairą lengvais judesiais vieną ar kitą pusę, suksim tuo pačiu raktelį ir aišku vairas tuo metu atsirakina ir užvesti automobilį leidžia. Kitas variantas, jeigu yra beraktė užvedimo sistema, tai variklis, jeigu yra dirbantis, aišku, paspaudžiame užgesinimo mygtuką, variklis užgesta ir vairas tuo metu, kai užgesta, galime sukti, jisai sunkiai sukasi, bet būna, kad vairo užraktas nėra užrakinęs, tai tokiu atveju reikia atidaryti vairuotojo dureles, tada sistema automatiškai užrakina vairo užraktą, arba galima tiesiog su rakteliu užrakinti automobilį ir vairo užraktas taipogi užsirakina ir vairo pasukti jau daugiau neina. Norint atrakinti vairo užraktą, tai paprasčiausiai užvedam automobilį, numynę sankabą ir paspustelėjus mygtuką, vairo užraktas automatiškai jisai atsirakina ir pasukti vairą leidžia ir automobilis yra užvedamas. Tai dabar parodysiu, kaip yra užrakinamas vairo užraktas, kai yra su užvedimo rakteliu. Tai aišku, gesinam variklį ir ištraukiam raktelį. Ištraukus raktelį, sukam vairą ir va, trakšt, užsirakino ir reiškia viskas. Jisai yra užsirakinęs. Toliau, norint atrakinti vairo užraktą, įstatau raktą į spynelę ir bandau užvedinėti ir man pasukti raktelio neina, kadangi vairas yra įsitempęs. Tai tuomet judinu vairą ir va, leido pasukti ir tuomet jau galiu užvedinėti. Tai jeigu raktelis sukasi lengvai, reiškia vairo užraktas jis automatiškai atsirakins, nes vairas nėra įsitempęs. Dabar parodysiu, kaip užrakinamas vairo užraktas, tai yra beraktų užvedimo sistema. Tai pirmiausia užgesinam variklį ir vairas, kaip matot, jisai sukasi, bet ganėtinai sunkiai, reiškia vairo užraktas nėra užsirakinęs. Tai atidarius vairuotojo dureles, va, suveikia ir tokiu atveju viskas, vairas yra užrakintas. Tai dabar parodau antrąjį variantą, kai tiesiog galima, vėlgi, užvedžiau automobilį, užgesinu, vairo užraktas jis, nėra, kaip matot, užsirakinęs, bet paspaudus užrakinimą ir va, viskas, yra užrakintas vairas. Ir dabar, norint atrakinti vairą, tai paprasčiausiai galime numinti sankabą, spustelėjam užvedimo mygtuką ir pats vairas atsirakins. Jeigu jis yra įsitempęs, tai automatiškai bus taip, kad jisai netgi sujudės. Tai va, gal šiuo metu ir, va, matot, vairas sujudėjo, vairo užraktas atsirakino ir automobilis užvestas ir jisai sukinėjęs jau labai lengvai. Tai su beraktų užvedimo sistema, tai paprasčiausiai užgesinus, reikėtų atidaryti vairuotojo dureles, arba galima užrakinti automobilį, arba galima nieko nedaryti, bet tokiu atveju teks laukti ilgai, kol sistema pati suveiks ir užrakins vairą. Tai greičiausias būdas, tai atidarom dureles arba užrakinam automobilį.